Sveiki. Šį vakarą kalbėsime apie gimimo datą. Taigi, kaip matote, tai šventas žmogaus gimimo kodas, kuris padeda žmogui gyventi. Kasgi yra ta gimimo data? Visi mes jas turime. Visi kažkodėl būtent gimė tam tikromis dienomis, su tam tikrais skaičiais ir kiekviena gimimo data tai yra kodas. Manęs dažnai labai klausia, tai yra keli žmonės tą dieną gimę, o taip. Yra pasaulyje labai daug žmonių gimusių tą dieną ir kodėlgi jų gyvenimai skirtingai susiklosto, aš jums papasakosiu pačiam gale mūsų šio susitikimo. Taigi, pirmiausiai, mes turėtumėm suvokti, kas yra ta visata, į kurią mes ateinam. Šiaip, jeigu mes norėtumėm suprasti, kad pasaulis yra labai galinga vieta, kurioje yra labai daug visko. Ir kiekvienas iš mūsų mes gimstame ne šiaip savo šioje žemėje. Ši žemė ne šiaip savo sukurta. Pirmiausia, mes turime žinoti visos visatos principus. Tai yra visatos principai, jie prasideda nuo besąlyginės meilės. Pats pirmas visatos meilės principas, jį atspindi geriausiai, tai yra mūsų rankos. Ar kada nors susimąstėte, kaipgi, sakyčiau, besąlyginė meilė, kaipgi reikia kažką mylėti taip, kad tu galėtum atiduoti viską dėl to žmogaus, kad tas žmogus taptų tavo praktiškai tavimi, kad tu tiek jį galėtum mylėti. Ir va čia ir yra besąlyginė meilė. Tai yra, kaip mūsų rankos myli mus, mus šukuoja, prausia, rengia. Ir jos niekada nieko iš mūsų nereikalauja. Taip mes turėtumėm žiūrėti pasaulį. Mes taip turėtumėm elgtis, bendrauti su pasauliu, kaip mūsų rankos bendrauja su mumis. Tai ir yra besąlyginė meilė. Jos niekada neprašo. Padėk man dabar skauda, man dabar negera. Mes net pamirštame, kad mes galėtumėm kremą užtepti ant rankų, kad mums patiems būtų patogiau. Visatos principai, visos visatos principai, jų nėra daug, jų yra, bet pagrindiniai yra tik keli. Ir tas besąlyginės meilės mes turim iš vidinio išjautimo, nedaryk taip, kaip nenorėtum, kad su tavimi elgtųsi. Čia irgi vienas besąlyginės meilės tokio kaip įrodymų, kad mes vis dėlto turėtumėm suprasti, kad mūsų viduje visada turi degti ta ugnelė. Mūsų sielos yra maždaug čia 4 centimetrai nuo saulės rezginio ir jos yra ta ugnis, kuri dega mumise, nes pagalvok, tu įsipjovei ranką. Kasgi tau ją užgydo? Kodėl? Kai mes įpjaunam į mėsą, ji neužgyja, o gyvūnas išsilaižo. Tai kasgi tave užgydo? Tai ir yra mūsų siela. Siela, kuri atėjo į šią žemę gyventi. Ji atėjo kurti. Bet mes pradedam galvoti, kad aš esu tik kūnas. Ir tada tas kūnas, jis pradeda pažeidinėti pasaulio principus. Ir kai mes pradedame pažeidinėti pasaulio principus, tai automatiškai pasaulis atsisuka prieš mus. Ir tas pirmas besąlyginės meilės. Papasakojau, kas tai yra. Antras yra laisvos valios principas. Ir įsivaizduoji, kad tu gali kažkam įsakinėti, tu gali su kažkuo konfliktuoti, tu gali kažkam rodyti savo nepagarbą arba tu reikalauti, ypač kontroliuoti kažką. Tu pažeidi laisvos valios principą. Mes vaikus gimdome ne savo. Patikėkit, aš tą sužinojau pakankamai
vėlai, negu kad norėčiau. Mes vyrus, žmonas gauname ne sau. Mes gauname dėl tam tikrų priežasčių. Dėl to, kad mums bus taip lengviau atlikti pamokas su savo vyru ar su savo žmona. Ir laisvos valios principas tai yra, kad aš atsakau tik už savo mintis, savo žodžius ir savo veiksmus. Aš atsakau, aš prisiimu atsakomybę ir aš niekada nepažeidinėju kito žmogaus laisvos valios. Tai yra kito žmogaus noro būti savo sprendimų šeimininku, savo žodžių šeimininku, savo minčių šeimininku. Bet mes labai labai dažnai nukreipiame, kaip turėtų kalbėti žmogus, ką jis turėtų galvoti, ką jis turėtų valgyti, kur jis turėtų eiti ir kur jis turėtų neiti. Net vaikam nurodinėjame, kur jie turėtų stoti, nes mums atrodo, kad taip yra labai teisinga. Mums atrodo, kad vau, čia tai tikrai vaikas bus laimingas. Ir ne. Ir kaip yra viduj sunku, sudėtinga priimti, kai tavo vaikas, būtent tavo vaikas, jisai, tu matai, kad jis klysta, bet klysta pagal tavo patirtis. Ir kad jisai daro tokias pat klaidas, kokias tu kažkada darei. Ir tu bandai atsargiai pasakyti, tu gal neik, ten su degtukais tu gali užsidegti, tu gali skaudėti, nekišk nagų į ugnį, nes tikrai nudegsi. Bet vaikas tavęs neklauso. Ir jis sako, nesikišk, netrukdyk, nes jis turi sukurti savo patirtis. Laisvos valios principas sako, netrukdyk kitiems žmonėms gyventi, netrukdyk jiems klysti, netrukdyk jiems susirinkti savo patirtis, nes laisvos valios principas tai ir yra apie tai, kad tu atsakai tik už save, bet ne už kitą. Ir automatiškai netrukdai, nekontroliuoji, neįsakinėji, nenurodinėji kitam. Nebent tai yra darbiniai santykiai, kur yra vadovas, pavaldinys ir ten reikalinga hierarchija, bet ten turi būti aiškios, tvirtos taisyklės. Pagal taisyklės, nepažeidžiant žmogaus asmeninės valios. Va čia irgi yra labai svarbu. Ir jeigu mes nesuprantam šitų paprastų dalykų, mes labai stipriai nukenčiame per. Trečiasis principas, kaip matote, atsakomybės principas. Tai yra, aš turiu prisimti už savo mintis, už savo žodžius ir už savo veiksmus. Aš prisimu 100% atsakomybę. Ir kas atsitinka? Tuo metu mes esame atsakingi ne už kito, mano vyro, mano vaikų, mano bendradarbių atsakomybės. Mes esame atsakingi už savo atsakomybės, už savo mintis netgi. Jeigu tu galvoji tokias nelabai švankes minteles, tu neši už tai atsakomybę. Jeigu tu ištisai keikiesi, tu burnuojasi, tu mėtai į pasaulį energetinį šlamštą. Ir va čia daugelis žmonių nesupranta, kad net už mintis mes esame jau atsakingi, net už energetinį šlamštą, kurį išleidžiame per savo burną, mes esame atsakingi, jau nekalbant apie veiksmus. Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį. Bet tai nėra karminiai dalykai. Karma yra visiškai kas kita, truputį vėliau apie tai. Tai yra pagrindiniai dalykai. Visatos principai, 3 besąlyginės meilės, aš myliu pasaulį taip, kaip mano rankos myli mane. Laisvos valios, aš nesikišu, nei leidžiu visiems laisva valia gyventi savo gyvenimus vaikams, artimiesiems, tėvams, visiems absoliučiai. Ir aš juk nežinau,
kokia jų laimės formulė ir kas jiems yra laimė. Gal man yra laimė kelionės, o mano vaikams yra laimė būtent sėdėti prie židinio kartu už rankų susikabinus. Tai visiškai skirtingos laimės formulės, ar ne? Ir už tai aš nesikišu visiškai kitų žmonių gyvenimus. Ir trečias tas atsakomybės principas, kaip ir paminėjau, tai yra aš prisiimu atsakomybę už savo pirmiausiai mintis, antras žodžius ir trečias savo veiksmus. Taigi, mes gimstame va šitokiam nuostabiam pasaulyje ir šitas pasaulis yra sukurtas, va šita visata visa sukurta tam, kad mes atliktumėm savo užduotis. Užduotis ne visada mums yra aiškios. Šitam pasaulyje kažkur žemės rutulyje tavo tėtis ir mama susitiko. Jie turėjo santykį, po kurio užsimezga gyvybė. Ir užsimezgusi gyvybė, kai užsimezga gyvybė šitam pasaulyje, moteris 12 savaičių turi teisę pasirinkti, ar ji gimdys ar ne šitą kūdikį. Ir kai šita siela jau yra įsitikinusi, kad jai bus leista turėti kūną, nes moteris nusprendžia, ar jinai nori turėti šitą kūdikį ir jinai priima galutinį sprendimą, nes būna įvairiausių dalykų, būna ir apsigimimų, būna ir ligų, būna daugybė dalykų. Moteris kartais netgi dėl akių negali turėti kūdikėlių, nes jų akys yra silpnos ir gimdymo metu gali dar labiau pasižeisti ir gali aklumas būti. Yra daug variantų pasaulyje, dėl ko moteris kartais negimdo vaikučių, kartais būna išprievartautos ir jos tiesiog žino, kad jeigu jinai gimdys tą kūdikį, jai visada tas vaikutis primins apie jos patirtą skausmą, gėdą, beviltiškumą. Tiesiog ir jinai priima sprendimą, kad tokio kūdikio negimdys. Daug yra variantų, dėl ko moteris kartais negalima gimdyti moteriams su tam tikromis kraujo grupėmis, nes tai grės jų gyvybei. Įvairiausių variantų yra, bet mes šiandieną ne apie tai. Faktas tas, kad moteris per 12 savaičių prisiima atsakomybę, aš gimdau ir auginu, arba aš negimdau ir neauginu. Bet dabar mes pakalbėkime apie tai, kasgi ruošiasi ateiti į žemę. Visų pirma, kai užsimezga vaisius, tai yra tas kūnelis jau pradeda formuotis, mūsų sielos, tos, kuri gyvena čia, kaip ir sakiau, 4 cm nuo saulės rezginio, jos čia yra prisitvirtinusios, tai vadinamas kosminis ryšys mūsų yra, tai ryšys kitaip vadinamas su Dievu, tai siela. Kiekviena siela, va truputį paminėsiu, kaip jie ateina į žemę. Kiekviena siela turi galimybę gyventi 15 gyvenimų. 15 gyvenimų tai yra iki tol, kol ji taps sena siela. Ir tai yra 15 kartų, bet kiekvienas gyvenimas turi 12 klasių. Vat jeigu matote, tai va čia su pelyte dabar rodau, vat nuo, sakykime, nuo 0 iki 12 klasės. Ir yra va šitas tarpas 10, 11, 12 tos klasės, va šitos kiekvienam gyvenime jos yra čia, aš tik tai taip, kad būtų aiškesnis grafikėlis padariau skaidrę, kad matytųsi skirtumai gyvenimo. Tiesiog tai nėra būtinai, kad vat ten pirmas gyvenimas tik iki 6, ne. Tai yra gyvenimai, vat vienas stulpelis turi 12 matuoklių ir būtent kiekvienas gyvenimas turi
tų vadinamų 12 klasių. Šiuo metu Žemėje daugiausiai čia pas mus Lietuvoje gyvena 12, 13, 14, kai kas 15 gyvenimus žmonės. Šiltuose kraštuose daugiau randami 10, 11, 12 gyvenimai gyvenami. Ir kai mes susitinkam per konsultaciją, aš sakau, jūsų siela yra ten, daleiskim, 13 gyvenimo 4 klasėje. Ir žmogus jau maždaug supranta, aha, tai jau mano siela artėja link senos sielos statuso, kai atgyvena sielos, jos gali šokinėti iš vieno gyvenimo į kitą dideliais intervalais. Dažniausiai būna taip, praeitas gyvenimas yra 12 gyvenimas koks 7 klasė, o šis gyvenimas jau gali būti 13 koks 3 klasė, nes sielos labai gerai moka evoliucionuoti, augti, eiti į priekį. Ir tie 15 gyvenimų tai yra toksai bazinis kursas sielai šioje žemėje, šioje nuostabioje kūrinijoje. Už tai būtina laikytis šios kūrinijos principų, kaip ir sakiau, besąlyginės meilės, laisvos valios principų ir atsakomybės. Ir va čia siela, nugyvenus 15 gyvenimų, įgauna statusą sena siela. Sena siela tai yra siela, kuri jau turi teisę iš dvasinės kūrinijos pati rinktis, kada jinai nori ateiti į žemę. Ir dažnai tos sielos, ar šiuo metu jų yra, taip yra, ir labai nemažai yra senų sielų. Jos, taip sakykim, jeigu iš 1000 žmonių vienas žmogus yra sena siela, jie dažniausiai yra vedliai, jie dažniausiai yra tokie, paskui kuriuos yra pritvirtintas visas būrys jaunesnių sielų, kurias jos įkvėps, parodys, nukreips naujam tam savo keliu, jeigu jis pamestas, gal parodys pavyzdį, gal kažką patars. Va tos senos sielos ateina kaip pagalbininkai į šią žemę, jos būna nugyvenusios jau 15 gyvenimų, įgavusios senos sielos statusą, ir jas yra į žemę kviečiama. Yra aukščiausioji taryba. Šiandien, aišku, ne apie tai, bet truputį priliesiu. Aukščiausiai taryba, dvasinė taryba, kuri paskelbė visose monadose, o monada tai yra sielos namai, tai yra kiekviena siela ateina iš tam tikrų namų. Mes atėjom iš tam tikrų namų ir kartais, kaip atskirti iš kokių namų, kartais mes sutinkam žmogų, tu jį pirmą kartą matai, bet tu taip su juo nuoširdžiai kalbiesi, tu su juo nori dalintis, jūs galit per valandą visą gyvenimą viens kitam papasakoti su to žmogum ir tu supranti, kad kažkas kosmiško vyksta. Dažniausiai tai yra sielos atėjusios iš vienos monados, iš vienų sielos namų, ir jos savimi atpažįsta. Jos tiesiog pirmą sukomunikuoja sielos, o po to jau sukomunikuoja mūsų kūnai. Tai jos tiesiog viena kitą atpažįsta iš energetinių dažnių, iš energetinių virpesių. Ir va sielos atėję į šią žemę, jos pirmiausia renkasi, kiek jos norės paaugti. Tai reiškia, renkasi šį gyvenimą, žinodamos, koks buvo jų gyvenimas praeitas, ar ne? Ir pagal tą išsirinktą gyvenimo lygį jos renkasi, kiek jos norės atlikti tam tikrų pamokų. Senos sielos taip pat ateina atlikti pamokų. Jos ne tik yra vedlės, jos ne tik, kad jas aukščiausiai taryba, kaip ir paminėjau, padaro šaukimą, per visas monadas duodamas šaukimas ir senos sielos surenkamos, būtent jos pasako, taip, aš eisiu. Ir jos tada pradeda savo kelią. Bet tai yra kiekvienai sielai, kuri ar sena, ar jaunesnė, ar jau brandi siela,
Brandžios sielos skaitosi imtinai nuo 11 gyvenimo iki 15, jau brandžios, dažnai būna jau jos pakankamai subrendę, jau pagal jų išskaičiuoji, pagal jų pamokas ir gali pasakyti, kokio brandumo siela, ar sena siela, ar brandi siela, ar dar jauna siela, pagal jų pasirinktas pamokas. Taigi, siela daro pasirinkimą, kurį gyvenimą gyvens ir tada siela pradeda išsirinkusi gyvenimą, tada sielos pasirinkimas sekantis būtų toksai, kad ji pradeda rinktis pirmas, kurį gyvenimą gyvens ir ką jame pakeis ir ką jame taisys. Antras, jinai renkasi vietovę, kur bus didžiausios pamokos, kurioj vietoje ji norėtų gimti. Pati siela renkasi. Ir kaip ir matėte, renkasi tėvus, matydama siela, kad vat šitie tėvai jau užmezgė kūdikėlį, dar jame nėra sielos. Tikrai nėra. Kad užmezgė kūdikėlį ir tas kūdikėlis augs tokioj šeimoj, tėtis toksai, mama tokia, močiutė tokia, teta tokia, giminė tokia. Paprastai sielos ateina iš tėčio arba mamos giminės, bet būna ir netokių. Yra labai daug šeimų, kurios augina ne savo vaikus, augina giminės vaikus. Yra viena data kiekvienam mėnesyje, kur yra giminės vaikai gimę ir galima labai lengvai pasakyti, kieno vaikus augina. Tiesiog keletą datų duoda žmonės ir apibūdina žmogų ir tada gali pasakyti iš karto, kieno vaikutis turėjo būti. Dažniausiai tai tie žmonės giminės neturi savo vaikų, nes ten negalima turėti. Taigi, siela, dabar apsistokim tuo, siela renkasi viską, vietovę, kur gims. Įsirinko gyvenimo kelią, kurį eis, renkasi vietovę, kur gims, tada renkasi tėvus ir toliau renkasi viską. Vaikus būsimus vaikus, ar ne, renkasi bet vaikus renkasi, kiek jų turės. Ne tai, kad kuri siela ateis, ne, mūsų vaikai paskui išsirenka, bet kiek jų turės, kiek jų. Ir šitą aš galiu patvirtinti savo asmeniniu pavyzdžiu, kad man buvo kokie 6-7 metai. Aš kiekvieną kartą, tada giminė susirinkdavo į didelius tokius susibūrimus ir giminė sėdėdavo ten ir vaišindavosi viską, o vaikai tada sakydavo eilėraščius ir už tai gaudavo dovanėlės. Tai aš kiekvieną kartą pastatyta ant tos kėdės gražios ir pasakiusi eilėraštį nusilenkdavau ir pasakydavau, aš turėsiu 5 vaikus. Ir patikėkit, tai būdavo jau bajeris. Mano tėtis su mama manęs jau, būk gera, tu nepasakyk šito, būk gera, nepasakyk. Aš tada nesupratau, kad aš kalbu sielos kalba ir kad aš tiesiai sakau, kiek aš išsirinkau vaikų turėti. Ir dabar, kai jau yra numerologija, kai yra gyvenimo patirtis, kai yra vaikučiai pagimdyti, užauginti, taip, aš juos ir turiu 5. Kaip tai bebūtų, 3 dukrytės buvo ir dar vienas gimdymas ir gimė dvynukai, mergytė ir berniukas. Tai mano siela, o vaikai iki 8 metų kalba sielos kalba, imtinai iki 5, bet daugelis ir iki 8 kalba sielos kalba. Mano siela puikiausiai žinojo daugelį dalykų, atsiminė ir jinai tiesiog garsiai sakė, jai faina, vau, aš turėsiu tiek ir ir suaugę tada labai mane auklėdavo, ką tu čia kalbi, kodėl tu taip kalbi. Tai mes renkamės viską. Absoliučiai viską iki gimimo. Dar mamytės pilvukyje vaikutis tik tai bręsta, siela dar yra tik aplinkui, ji nėra vaikutyje ir būtent ji
išsirenka viską, ką jinai atliks šioje žemėje, siela atliks, ta, kuri yra va čia dabar. Ir mes, kai galvojam, kad mes čia savo protais, savo veiklomis, mes galim labai daug ką pakeisti savo gyvenime, mes galim pakeisti, bet mes turim teisingai keisti, mes turim žinoti, į kurią pusę eiti, nes mano gyvenimo pavyzdžiui, aš tikrai daug kur suklydau ir atitaisyti tai yra ne taip lengva, kaip kad truputį sustoti ir pagalvoti. Tai labai šitą informaciją dalinuosi todėl, kad būtų kuo daugiau laimingesnių žmonių, nes suklysti yra labai, labai lengva. Taigi, išsirinkus sielą, pasikartokime. Gyvenimą, kurį gyvens, išsirinkus savo vietovę, kurioje gims, nes kiekviena vietovė turi savo būtent kodus. Vieniem Lietuvoje labai tinka gyventi. Pavyzdžiui, aš galiu pasakyti taip, mano didžiausios pamokos eina Lietuvoje. Bet man yra labai labai palanki šalis Norvegija. Ir aš ten atvažiavus, aš tiesiog galėdavau ant akmens galvą padėjus miegoti, nes tai yra vauč šalis, kurioje aš labai gerai jaučiausi. Ir išskaičiavus savo gimimo datą. Ir Norvegija, taip, tai yra mano praeito gyvenimo šalis. Ir aš ten tikrai aфиgenai gyvenau. Ir dabar man karminė šalis yra Lietuva. Ir čia yra tikrai daug sunkumų, daug, kai aš išvažiuoju už Lietuvos ribų, man taip pat gyvenimas palengvėja. Jis tiesiog savaime susidėlioja, kad aš galėčiau, atsipūsti, pailsėti. Ir kiekvienas žmogus turi savo pliusinę šalį ir minusinę šalį. Ir tai rašyta gimimo datose. Atrodo, kaip taip gali būti. Iš tiesų turiu daugiau kaip 3000 konsultacijų, esu savanoriavusi įkalinimo įstaigose, esu savanoriavusi dar kitose grupėse ir tiesiog su žmonėmis labai daug teko bendrauti ir kiekvienas žmogus, prie kurio prisiliečiau, jam stengiausi padėti suprasti, ką jis turėtų atidarius jo gimimo datą, ką jis turėtų iš to, kad jis turėtų naudos iš savo gimimo datos. Ir mano gyvenimą padėjo susigrąžinti būtent numerologija, būtent mokslas apie gimimo datą. Taigi, mes apie sielą kalbėjome. Dar kokie yra didieji sielos pasirinkimai. Didieji sielos pasirinkimai būtų pamokos, psichosomatinė matrica, gyvenimo kelias, evoliucionavimas arba dvasinis augimas, sėkmės kodas, 9 ciklai, asmeninis ciklas, vardas, angelo globa ir karma sau bei giminiai. Kiekvienas šitas pasirinkimas, jis po savimi turi tam tikrus dalykus. Siela renkasi viską labai labai atsakingai. Ji nesirenka šiaip savo, ji renkasi, kad ji augtų. Ir pradėkim iš eilutės. Siela pasirenka pamoką. Dar ji nėra kūne. Dar ji tik šalia. Dar eina tik 12 savaitė. Ir pamokos išsidėsto taip. Pirma pamoka, kai žmogui yra 27-36 metai. Antra pamoka, kai žmogui yra 36-45. Trečia pamoka, kai žmogui 45-54. Ketvirta pamoka, kai žmogui 54-63 metai. Ir tai, kad kiekvienas žmogus, kaip visa tai vyksta. Kodėl pirma pamoka nuo 27 metų? Pamokos išdėstytos kas 9 metai. Nuo gimimo pirmus 9 metus vaikutis susipažįsta su vidaus aplinka, tai yra namais. Ką galima, ko negalima daryti, kaip valgyti, kaip į tualetą vaikščioti, ką rengtis, ko nesirengti. Su viskas, kas yra arti jo, artimoji aplinka. Tai yra pirmi 9, nuo gimimo iki 9 metų. Nuo 9 iki
18 metų vaikas susipažįsta su antrine aplinka. Tai yra mokykla, parduotuvė, visuomenė, draugai, mokytojai, bendruomenė, su visko, kas yra universitetas galbūt, su visko, kas yra antriniai aplinkoj, ką galima, ko negalima daryti. Ir štai ateina laikotarpis nuo 18 iki 27 metų. Vuolia, tu žinai viską, ką galima, ko negalima daryti. Prašau, pirmyn, daryk, ką tik nori. Tavo gyvenimas tavo rankose, tu kurk, daryk, judėk, eik, viską. Ir ateina 27 metai, prasideda pirma pamoka. Žmogus, tas, kas ėjosi labai lengvai, staiga sustoja. Tas, kas atrodė, nu ką čia nesąmonė, kas čia vyksta, kaip čia reikia padaryti, pradeda viskas keistis ir tu nespėji. 9 tuos metus tu praktiškai esi toks kaip ežiukas rūke vaikštai ir nesupranti, kas čia vyksta, kodėl keičiasi. Tada iškart po tų 9 metų 36-45 įsijungia antra pamoka. Tu dar netlikai pirmos, nes nieko nesupratai, kas vyksta. Ir dar neuždavei tada klausimų, kas čia vyksta, į ką aš turėčiau atkreipti dėmesį, kodėl aš čia gimiau ir aplamai tokių globalių klausimų. Ir prasideda antra pamoka. O antra pamoka jau jinai tave judina. Dažniausiai skyrybos, dabar paklausiu ir patylėsiu, kada galvojat didžiausias skyrybų laikas yra laikotarpis Lietuvoje. Būtent Lietuvoje. Kai rašiau savo baigiamąjį darbą, jūs pagalvokite, o aš tuoj pasakysiu. Kai rašiau savo baigiamąjį darbą Maskvos parapsichologijos akademiją, esu numerologė ir magistro laipsnis, nes esu baigus Kauno technologijos universitetą ir ten viskas yra skaičiai. Mano pagrindinis įrankis prieš konsultacijas yra skaičiai, yra sąsiuvinys didelis ir yra tušiukas. Aš sėdžiu, ranka rašau apie žmogų, skaičiuoju, analizuoju ir tai yra mano darbo įrankiai. Tai va tada, kai reikėjo baigiamąjį darbą rašyti, ten buvo vienas iš tokios pastraipos apibendrinimų apie skyrybas, kiek Lietuvoje yra skyrybų, teko surinkti medžiagą, analizuoti ją ir koks tarpsnis metų patvirtina skyrybas. Taigi, manau, savo galvoje savo pasakėte maždaug kiek 20, 30, 40, 50 metų žmogui, kad įvyksta skyrybos. Skyrybos dažniausiai Lietuvoje įvyksta nuo 38 iki 42 metų. Tai didžiausias skyrybų laikotarpis. Įvyksta astralinis lūžis, žmogaus antra pamoka jį aktyvina ir jis nebesuprasdamas, kas vyksta, dažniausiai meta viską į savo partnerį ir antras žmogus neišlaiko. Tai gali būti moteris meta į vyrą, vyras meta į moterį, tam aišku labai stipriai padeda prie trečias asmuo dažniausiai atsiradęs arba 4 asmenys atsiranda toje sąjungoje ir moteris ir vyras susiranda po partnerį, arba tik tai vyras, arba tik moteris susiranda partnerį ir įvyksta skyrybos. Tai va ta antra pamoka yra tokia viena iš sunkesnių ir stipresnis lūžis vyksta gyvenime. Trečia pamoka yra 45-54 metai. Jau žmogus pradeda uždavinėti savo globalius klausimus, tai dėl ko aš čia gimiau, negi tik tai valgyti, mylėtis ir tik puoštis, rengtis ir visa kita. Ne? Ir va tada prasideda toks savęs analizė. Ir žmonės linksta į dvasingumą, linksta į sąmoningumą, į daug dalykų, jie pagaliau atsibunda. Ieško mokytojų, ieško vedlių, ieško, kodėl aš nelaimingas, viską turėdamas esu nelaimingas arba nelaiminga, kodėl mano sveikata pradėjo blogėti, o visa tai paslėpta būtent po gimimo datos skaičiais. Ir ketvirta pamoka 54-63 jau ateina brandos amžius ir žmogus jau pats pradeda spręsti tokius globalius klausimus iš savo gyvenimo analizės. Ir daugelis klausėt, kasgi po 63 laisvė.
po 63 yra laisvė. Tai yra, tu esi laisvas nuo pamokų, kurias tu turėjai atlikti iki 63 metų. Maždaug ties 65 metais baigėsi šitos būtent pamokos. Ir jeigu tu neatlikai pirmos, jinai dedas prie antros, jei antros, tai pirma ir antra prie trečios. Ir va taip vis didėjančia tvarka. Už tai daugelis žmonių 55 metų palūžta. Nes jie supranta, kad jie, pasižiūrėkit, kaip eina žmonės, taip lyg ant nugaros neštų kokią naštą. Taip net visi pečiai va taip įtraukti ir lyg neštų naštą. Nes žmogui tai yra labai svarbu, kad jis nesuprato ir jis neturi kur padėti. Emocinė našta. Pas žmonės yra emocinė našta. Šitie didieji pasirinkimai tai yra sielos sprendimas, su kuomgi siela dirbs atėjus į šią žemę. Ką jinai atliks. Tai vat pamokos vienas iš didžiųjų pasirinkimų, ar ne? Taigi, antras pasirinkimas, kaip psichosomatinė matrica. Psichosomatinė matrica tai yra, mes visi turim matricas ir kiekviena gimimo data iš jos įsiskaičiuoja matrica ir ji prilyginama Jėzaus Kristaus matricai. Tai vadinamai absoliuto matricai. Ir Jėzaus Kristaus matrica buvo tokia 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ir kiekvieno žmogaus matrica, būtent Jėzaus Kristaus matricai, absoliuto matricai, tik niekada negalima uždaryti šitų langelių, nes šitie skaičiai, jie turi tendenciją vaikščioti, jie turi tendenciją sąveikauti vienas su kitu ir tai jau yra skaičių psichologija. Po numerologijos studijų pabaigiau skaičių psichologiją, pabaigiau porų suderinamumo numerologiją, pabaigiau vedinę numerologiją, pabaigiau astronumerologiją ir po šitų visų mokslų po truputį susirinko bendras vaizdas, kurį dabar jums pasakoju, kad būtų lengviau žmogui suprasti, kad jo gimimo data tai yra vauč koks kodas, tai yra didžiulis kodas, kurį mes nešiojamės ir jei mes turėdami tokią galią jį suprasti, mes to nesinaudojam, patys atsakingi, juk atsakomybės principą mes turim jam paklusti. Aš atsakau už savo gyvenimą. Tai taip, sekantis iš didžiųjų principų, kas siela dirbs, tai yra gyvenimo kelias. Jis skaičiuojamas 3 lygiais, konkrečiais grafikais, nubraižau per konsultaciją konkrečius grafikus. Pirmas grafikas yra šventų jėgų pagalbos grafikas, antras likimo grafikas ir valios grafikas. Atrodo, čia dabar po ranka neturiu grafikų, bet maždaug, kad suprastumėt, visiškai normalūs grafikai. Juos braižau kas 12 metų ciklais, tai yra pirmas taškas būna 12, 24, 36, 48, 60 ir 72. Ir čia drąsiai visiems sakau, gyvenimas nesibaigia ties 72. Tai tik yra stotelė, už kurios tu jau tikrai esi išmokęs, kas tau yra geriausia ir ką tu turėtum daryti. Dažniausiai tai jau yra ramybė, dvasinis atsipalaidavimas, dvasingumas stiprus, maldos daug ir už tai tenais jau nebesikišam. Žmogus, kiekvienas gimęs turi ne mažiau kaip 150 gyvenimo metų. Ne mažiau. Bet nuo žmogaus pasirinkimo, kaip gyventi šį gyvenimą, jisai sutrumpina savo grafikus. Kai šitie grafikai vienas, jų aukščiausias taškas yra 9, kai braižau, nes tai viskas pas mus dažniausiai yra skaičiuojama per 9 skaitmenų skalę. Ir kai jie susikerta,
kai žmonės sako, kaip jūs galite žinoti, kas čia įvyko. Jie susikerta tam tikrame skaičiuje. Pavyzdžiui, ten trejetukyje arba dviejetukyje arba ten ketvertukėje ir tada tu aiškiai supranti, sakai žmogui, jūs pavyzdžiui tais metais kraustytės, nes tiesiog grafikas rodo, turėjot galimybę pakeisti gyvenamą vietą, ten įvyko kažkokie finansiniai nesusipratimai, sutikote didžiąją savo gyvenimo meilę ir žmogui gal atrodo tai yra mistika, ne, tai ne mistika, tai yra suskaičiuota iš kiekvieno žmogaus gimimo datos šie grafikai ir jie tiesiog nubraižomi yra tiesiog kaip grafikai nubraižomi ir tada pagal tą gali pasakyti, kuriuo metu žmogui sekėsi, kuriuo nesisekė. Yra žmonės, kurie kartais būna toks ilgas periodas, kada jo grafikas tempėsi nuliu ir būna ta vadinama duobė. Ir yra tikrai ne visi grafikai nueina į tą nulį vienu metu ir ta duobė, tai duobei velkantis, va tas žmogus, jeigu jis ateina į konsultaciją, tu tada gali pasakyti, kokie kiti grafikai, į ką jis turėtų atkreipti dėmesį, nes mes dažniausiai labai stipriai sureikšminam negatyvą. O sako taip, kuom tu pulsuoji, kuom tu gyveni, kokia tavo energetika, tą tu ir pritrauki. Koks esi viduje, tą tu ir pritrauki. Ir jeigu tu pritrauki, pas tave daug negatyvo ir tu vis dar apie jį galvosi, tai tu rytoj pritrauksi dar daugiau negatyvo į savo gyvenimą. Bet ar šito reikia? Tai va čia reikia labai stipriai pagalvoti, ar tikrai aš noriu gyventi šitam negatyve visą likusį gyvenimą. Šventųjų jėgų pagalbos grafikas, jis parodo aukštesnių jėgų pagalbą atitinkamais momentais. Ir sako, oi, va šitas kiek aukštai pakilęs, tai iš karto galiu pasakyti, tuo momentu tau gyvenime bus kažkokie tai rūpesčiai, kad tave kaip kačiuką turės ištraukti iš pelkės, va taip paima ir ištraukia, kad tu susimtum, tau tiesiog padės, kaip sakau, dangus, aplinkybės, kaip tai pasireiškia gyvenime. Aplinkybės. Kažkokios aplinkybės įvyksta, kaip pavyzdys, staiga sprogo padanga ir važiuoja pro šalį, žmogus sako, aš turiu atsarginę, aš tau paskolinsiu. Tai va čia yra pagalba ne iš niekur, iš dangaus, tokia visiškai. Ir kiekvienas žmogus esam patyrę šitą dalyką. Tai likimo grafikas, tai yra kiek likimas bus palankus, kiek jisai norės. Pavyzdžiui, labai dažnai didžiosios meilės mūsų būna atsiųstos per likimo grafiką ir labai aiškiai matosi, kurioje vietoje žmonės gali santuoką sukurti. Tiesiog neseina per likimo grafiką. Valios grafikas tai yra pats lankščiausias, pats nuostabiausias, jį žinant praktikas, kurias reikia daryti nuo kiekvieno taško atspirties, tu gali labai stipriai sukoreguoti savo gyvenimą. Tiesiog tai reikia tam tikrų žinių. Tai mokslas jau senai pripažįsta, kad gimimo data tai yra nuo Pitagoro laikų, kad tai yra didžiulis kodas, kurį išnagrinėjus tu gali pradėti daug sėkmingiau, daug lengviau gyventi. Taip, kad ne šiaip savo pasakoju, tam pasakoju, kad jūs suprastumėt, ką jūs turite, kokius įrankius turit ir kaip jie jums gali padėti. Tada dar vienas iš didžiųjų pasirinkimų sielos, su kuo dar siela dirba, būtent evoliucionavimas, tai yra dvasinis augimas. Ir va čia, kaip ir matote, kokiu būdu kuriame ateitį. Mintimis, žodžiais ar veiksmais. Va čia turiu pasakyti, kad vieni žmonės po savo gimimo data turi tą galią, kad jis tik pagalvojo ir viskas vyksta. Va taip lengvai. O dar jeigu jisai turi tam tikrą skaičių derinį, tai sako, laimės kūdikis, tik jis biški ir viskas jam sekasi. Šitie žmonės dažniausiai yra labai gerą karmą užsitarnavę iš praeito gyvenimo, jie gal buvę dvasiškiai, gal tiesiog jie labai gerą karmą užsitarnavę. Ir šiam gyvenimui jų mintis labai greitai materializuojasi, bet turiu pasakyti, materializuojasi ir geros,
Ir blogos mintys, tai turėkim omeny. Kiti žmonės kuria žodžiai savo ateitį. Ir jeigu šie žmonės, nežinodami, kad jie kuria žodžiais ateitį, daug pažada. Jo rytoj ateisiu, padėsiu, padarysiu. Ai, atėjo rytojus, pamiršau. Žinok, negaliu kitą dieną kada nors. Ir čia jau prasideda labas rytas. Ir jį auklės būtent per jo pažadus. Va čia yra labai svarbu. Kiti žmonės savo ateitį kuria veiksmais. Ir jeigu kiekvienas veiksmas yra, vat tam žmogui geriau nieko nežadėti, kuris veiksmais kuria, o eiti ir daryti. Pagalvoju ir eina daro, pagalvoju ir eina daro. Ir va tada žmogus labai stipriai atsigaus, jam jo gyvenimas labai stipriai pasikeis. Bet, visko būna gyvenime, kad mes kartais pažadam, kartais pasakom, kartais pagalvojam tik apie kažką ir nežinom, mes tiesiog mėtomės, mes mėtom energetinius dalykus į aplinką. Labai daug energetinių visokių dalykų primėtyta mūsų pasaulyje ir kai ateina žmonės prašyti energetinių valymų, tai yra sudėtinga, nes tu nuvalai žmogų, bet jis po valandos vėl gali būti prisigaudęs visokių dalykų ir geriau patiems išmokti energetiškai save nuvalyti. Tai tikrai tai veikia, tai tikrai yra nesudėtinga pakankamai išmokti, bet dirbti tu turi pats. Taigi, sekantis, su kuo didysis pasirinkimas, su kuo mūsų sielos dirbs šioje žemėje, tai yra sėkmės kodas. Tai yra 5 skaitmenų kodas, kuriame šeštasis skaičius yra kaip paaiškinamasis ir jame įrašyta, kaip elgtis savo gyvenime, kad sektųsi, kad viduje jaustumėtės ramus ir laimingi. Kaip naudoti savo sėkmės kodą, aš papasakoju per konsultaciją kiekvienam, pasakau konkrečiai, kuris skaičius ką reiškia ir kaip jam reikia elgtis. Ir žmogus taip sėdi, sako, aš taip ir jaučiau. Tiesiog taip yra, mes intuityviai labai stipriai viską jaučiame. Ir sėkmės kodas, jis tikrai padeda. Turiu gyvų pavyzdžių, kaip moteris rašiusios sėkmės kodą į mokyklinį sąsiuvinuką, baigiant prirašyti sąsiuvinuką, nusipirko butą. Tiesiog gavosi taip, kad sukrito, parėjo, sakykime, atnešė pinigus kažkas, va tiesiog išaktyvino save visatos atžvilgiu. Gimimo data tai yra konkretus komunikavimas su visata per ją. Ir kai tu pradedi daryti savo pasirinkimus, savo gyvenimo kelią, vat viskas ir pradeda keistis. Taip pat dar vienas iš pasirinkimų tai yra 9 metų ciklas ir asmeninis ciklas. Tai gyvenimo periodai, kuriais mes gyvename ir kas 9 metai jie keičiasi ir yra tam tikros jų taisyklės, ką daryti, kai 9 metų ciklas tai kartuojas kas 9 metai, asmeninis ciklas kartuojasi nuo gimimo datos iki gimimo datos ir metų ciklas tai tokia energija, kuri vyrauja tuose metuose, yra dar dienos energetinis ciklas, mėnesio energetinis ciklas ir iš tiesų tai kiekvieną dieną mus įtakoja 6 skaitmenų ciklai. Kiekvieną dieną. Ir energija jos nesuvaidinsi, jinai yra ir jeigu tu nežinai, pavyzdžiui, kad šiandien, pavyzdžiui, ryte daugelis žmonių buvo labai pikti. Kartais tai būna, nes tam tikras energetinis laukas, jisai labai stipriai veikia žmonės ir jie būna pikti, niurzgus, nepatenkinti viskuo ir, tai nelengva. Iš tiesų tai nelengva. Bet kiekvienas iš mūsų galim pasirinkti, ar niurzgėti, ar sakyti, ei, Eligija, ką tu čia dabar, Tai mes renkamės, mes turim laisvą valią pasirinkti,
kokio piktumo, kokios nuotaikos būti. Ir jeigu mes gyvename sąmoningai, tai gal sąmoningai rinkimės, kad būti geros nuotaikos. Sekantis iš pasirinkimų yra pavardės pasirinkimas, jie turi labai didelę įtaką. Tai yra vardas mums duotas ne šiaip sau, jis arba padeda, arba auklėja mus. Pavardė visada suteikiama su giminės agregoru, susieta jinai su giminės agregoru ir po ją visada paslėpta giminės karminė užduotis. Kurią turi atlikti šiame gyvenime prieš giminę. Skaičiuoji, pavyzdžiui, pavardės reikšmę, labai dažnai žmonės sako, taip, sako, pas mus mano seneliai tuom užsiėmė, o tas žmogus yra nešėjęs tos būtent tų darbų, pavyzdžiui, ten mokymo ar dar kažkieno, jis yra tiesiog nešėjęs, o jo seneliai tuo užsiėmė. Taip pat vardas. Vardas vieniem labai stipriai sustiprina psichosomatinę matricą ir tada varde tas žmogus, jeigu jį vadina pilnu vardu, jam labai daug geriau sekasi. Bet jie yra tokių vardų, kurie susilpnina, tai yra atima dar energetikos iš žmogaus psichosomatinės matricos ir automatiškai gali netgi palenkti žmogaus likimą. Yra vienetai moterų, ką mes suskaičiavus, koks vardas labiau tiktų ir žinokit, 2 iš jų ryžosi pasikeisti. Tai kodėlgi ne? Aš asmeniškai esu pasikeitusi pavardę. Po skyrybų buvau pasilikus vieną pavardę, viskas tvarkoj, bet kai pabaigiau numerologiją, susiskaičiavau ir supratau, kad man labiau tinka mano senelių pavardė. Ir dabar aš esu savo giminės agregore, savo senelių pavardėje. Tai va čia vėlgi labai reikia paskaičiuoti, pažiūrėti vis dėlto kokią energetiką paslėpta po jūsų pavardę ir kaip galima būtų ją sušvelninti. Kartais žmonės turi labai įdomias pravardės ir kiekviena pravardė, tarp kitko, apie pravardės, kiekviena pravardė tai yra taip pat energetika. Ir jinai arba prideda mums stiprybės, arba ją atima. Kartais moteris išteka kelis kartus. Ir turi mergautinę pavardę įsirašė pirmo vyro, antro vyro, trečio vyro pavardės. Ir atsiminkim, kad kiekviena iš tų pavardžių mus prijungia prie tos vyro giminės energetiškai. Ir mes po kiekvieną pavardę turime nešamą energetinį giminės kodą. Tai nepamirškim šito, nes ne šiaip sau mūsų giminės, mūsų artimieji būtent va taip viskas vyko mūsų gyvenimuose, kad mes patys pasirenkam pavardės, giminė galbūt kažko neatliko ir mes kartais vien dėl pavardės turim gana sudėtingas gyvenimo situacijas. Tai turėkime omeny ir atsijungti reikia nuo pavardžių, tiesiog atsijungti tuo pačiu atsijungiant nuo buvusių giminių. Dabar dar vienas iš didžiųjų pasirinkimų, tai yra karma. Karma yra 2 tipų. Karma yra sau, tai yra užduotis, kurias turime atlikti, kurių neatlikom praeitam gyvenime ir tai išsiskaičiuoja iš gimimo datos. Ir karma giminiai, tai yra užduotis giminės žmonėms. Tai labai dažnai būna konkretų žmonės arba konkrečios situacijos. Ir sakyti, kad yra karminiai dalykai, žmogus taip ir galvojau. Tai ką dar galėčiau pasakyti apie gimimo datą.
Kartais gimimo datoje atrandu prakeiksmus. Prakeiksmas praeitam gyvenime nesutvarkytas, prakeiksmas šiam gyvenime. Kartais tai eina jau per tėtį arba per mamą ir jau ilgai tęsiasi. Kaip pastebėti prakeiksmą? Prakeiksmą labai paprasta pastebėti, jeigu yra kažkokie nuokrypiai su santykiais. Tai yra, jūs paliko pirmoji meilė, jum visada nesiseka su antra puse, yra tam tikri dalykai, vis kažkas vyksta ne taip su antraja puse. Tai žinokit, greičiausiai, kad turite prakeiksmą, tik tai klausimas, ar savo asmeninį, ar giminės nešat. Nes kartais būna prakeiksmas toksai, prakeikiu tave ir tavo visą giminę. Ir tada yra žmogui labai sudėtinga su santykiais. Ir dažniausiai tokie žmonės, kurie turi, jie jaučia giminės prakeiksmą, gali turėti ir problemų su alkoholiu, nes jie supranta kažką viduj, bet nežino, kaip tai pataisyti. Tai irgi yra gimimo datoje įrašyta. Ką dar turėčiau pasakyti apie gimimo datą? Taigi, siela pasirinkusi iki 12 savaitės viską, absoliučiai viską, tą, ką aš ką tik su jumis kalbėjau, didžiuosius pasirinkimus, gyvenimo kelią, ji yra pasirengusi ateiti į kūną. Ji tiesiog yra pasirengusi ateiti į kūną. Ir kadagi tai įvyksta? Maždaug 12-14 savaitę moteris netikėtai pajunta tokį, lyg būtų tukšt kažkas tokio. Lyg sako judesiai, ar ne, nueina pas gydytoją, sako, man jau judesiai yra. Ypač naktį siela ateina naktį į kūdikį. Moteris ją įkvepia. Per kvėpavimo, per visą šitą traktą, per maitinimo traktą, jinai nueina per virkštelę iki kūdikėlio. Ir kai siela būtent prisitvirtina prie kūdikėlio, čia šitoj vietoj, ji užveda kūdikėlio širdį plakti. Tukšt. Ir ji pradeda plakti. Ir vaikutis sujuda, taip sudreba, lyg toks oro gavęs, lyg impulsą gyvybei. Atsiranda kūdikėlio kūnelyje gyvybė. Ir tada mama pajunta tą kūnelio sujudėjimą. Ir tuo momentu jinai nuėjęs pas gydytoją sako, jau man juda. Gydytojas, ne, dar anksti, dar nejuda. Tai yra, kad kūdikėlis jau turi sielą. Ir kas įdomiausia, kad mama nešiodama kūdikį, vaikučiai viską girdi. Kūdikiai viską girdi. Jie viską įsirašo į savo atmintį, vadinama parapsichinė atmintis, kur iki gimimo visos traumos yra įrašomos. Ir kartais vaikas net nežino, iš kur jis turi kažkokią baimę, iš kur jis turi tam tikrus dalykus, nes tai gali būti, buvo įrašyta į kūdikio atmintį iki gimimo. Jeigu mama abejoja ar gimdyti, irgi matosi per gimimo datą. Ar jinai norėjo išvalymą pasidaryti, irgi matosi per gimimo datą. Yra įvykių, kada pasakiau moteriai, kad yra tikimybė, kad jūsų mama galvoja apie išvalymą, bet po to gimdė ir labai jūs turėtų mylėti, labai jums viską pataikauti. Jo sako, myli, pataikauja, bet ne, tikrai nežinau. Ir grįžus namo po kažkiek laiko išdrįso paklausti mamos ta moteris. Jinai po to man paskambinus pasidalino, aš negaliu patikėti, sako, taip, mama važiavo darytis išvalymą ir buvo labai gili žiema
ir tuo momentu užpustytas kelias ir autobusas užstrigo ir gavo kelis kilometrus pareiti atgal ir kito autobuso ten kažkiek laiko nebuvo iš to kaimo ir jinai taip ir nieko nepasidarė ir po to jautė didžiulę kaltę, kad jinai mintyse turėjo, kad jinai norėjo, o gimimo datoje tai matėsi. Taip, kad daug kas yra įrašyta į gimimo datas, tik tai tiesiog mes to nežinome. Ir jeigu norim sužinoti, mes tiesiog ją turim išnagrinėti. Taip pat gimdymo momente, kai jau ateina laikas gimdyti, sielai yra gimimo momente, gimimo akimirka, visa atmintis, ką jinai pasirinko, yra atimama. Kodėl? Todėl, kad mažytis kūdikiukas staiga atsimintų, kaip jis buvo galingas vyras ar galinga moteris praeitam gyvenime ir dabar jis nieko negali, jis viską daro po savim, jis išprotėtumėm. Mes išprotėtumėm, už tai mūsų atmintis yra atimama ir pradedama atgaivinti tik maždaug 33-35 metuose mes pradedam kažkaip keiščiau jaustis, bet jinai taip labai švelniai atgaivinama. Kas turi stipresnį intuiciją, daugiau supranta, kad kažkas vyksta ir tai gilesnis matymas, kas turi silpnesnį intuiciją, nesupranta iš karto, kas vyksta. Taigi, ir mes tiesiog gyvename, nors esame labai galingos sielos, visos beveik gyvenančios jau ne pirmą 10 kartų grįžimų ir va čia yra esmė, kad žinant apie savo gimimo datą, tu gali labai daug ką pakeisti savo gyvenime. Ir visa tai, ką išvardijau, kas yra svarbiausia sielai, apie visus šiuos dalykus aš pasakoju per konsultaciją. Ir dar aišku yra giminės medis, na dabar jau dar galėčiau pasakot, bet esmė kame, jeigu tikrai nori apie save daugiau sužinoti, sau padėti kitaip gyventi, kreipkis, padėsiu. Taigi, su jumis Eligija ir skaičių magija. Iš tiesų, tai yra, sakykim taip, antroji profesija virtusi iš hobio į profesiją. Tai yra nuostabu, kai tu gali žiūrėti, nagrinėti žmonių suderinamumus. Tai yra kaip du žmonės šalia vienas kito jaučiasi ir kaip jiem sekasi. Kai tu gali žmonėms nagrinėti ateinančių metų, kokios energijos bus ir kaip per skaičius, per skaičių psichologiją gali išskaičiuoti, ko tikėtis ateinančiuose metuose arba tam tikruose pasirinkimuose, ko laukti tam tikroje šalyje, kas gali vykti. Būtent per skaičius tu gali labai daug ką pasakyti ir atrodo, kaipgi gali būti matematika, paprasta matematika, kuri duoda labai daug žinių apie pasaulį ir būtent apie tavo pasaulį. Taigi, su jumis Eligija Bartkė ir skaičių magija. Jeigu jums reikia mano pagalbos, kreipkitės messengeriu arba puslapyje yra tikrai mano kontaktiniai telefonai. Linkiu jums laimės. Tūkstančiai palaiminimų iš mano širdies į jūsų širdis, dėkoju dangau už pagalbą. Kalbant čia visą informaciją, pateikiant ir tikiuosi, tai buvo aišku, įdomu ir gražaus jums laiko.